Kovo 13 dieną Plungėje vyko moksleivių krepšinio lygos jaunių vaikinų gimusio 1997 metais krepšinio čempionato antro diviziono finalo ketverto varžybos. Žemaitijos suvenyro sporto salėje pusfinalyje susitiko Marijampolės ŽASM su Šilutės SM komanda. Rezultatu 64-91 pergalė šventė šilutiškiai. Plungės SRC komanda rezultatu 73-56 nugalėjo Kupiškio SM komandą. Rezultatyviausiai žaidė Deividas Rasys, pelnęs 27 taškus, atkovojęs 11 kamuolių ir blokavęs 2 kamuolius. Karolis Mockus komandai pelnė 22 taškus, Andrius Motužis ir Vilius Lapis po 9 taškus, Vilius Lukošius atliko 10 rezultatyvių perdavimų metimui ir atkovojo 10 kamuolių. Sekančią dieną dėl 3 vietos susitiko Kupiškio SM su Marijampolės ŽASM komanda. Kupiškiečiams geriausiai susiklostė antrasis rungtynių kėlinys, kurį laimėjo rezultatu 26-10 ir taip susikrovė solidų pranašumą. Vis dėlto rezultatu 68-84 Kupiškio komanda įveikė marijampoliečius.
Nugalėtojų gretose Robertas Kelečius pelnė 19 taškų ir atkovojo 10 kamuolių, o Giedrius Radzevičius surinko 17 taškų ir sugriebė 11 atšokusių kamuolių. Marijampolės ŽASM komandoje geriausiai žaidė Algirdas Viktoras Kulikauskas, pelnęs 20 taškų, atkovojęs 10 kamuolių ir atlikęs rezultatyvius perdavimus. Dėl pirmos vietos kovėsi plungiškiai, neatsilaikė prieš varžovų tritaškus, kurių įkrito net 17 ir rezultatu 79-102 pralaimėjo Šilutės sporto mokyklos komandai. Po 2 kėlinių Šilutės SM komanda pirmavo tik 10 taškų skirtumu, tačiau per 3 kėlinį šį pranašumą padvigubino ir paskutinės 10 minučių buvo tik formalumas. Nugalėtojų gretose Laurynas Tomkus pelnė 33 taškus ir atkovojo 8 kamuolius. Tauras Ulevičius pridėjo 28 taškus, atliko 10 rezultatyvių perdavimų ir atkovojo 7 kamuolius, o Artūras Grigelis surinko 23 taškus. Rezultatyviausiai Plungės SRC komandoje žaidė Karolis Mockus, įmetęs 23 taškus, atkovojęs 14 kamuolių. Vilius Lapis pelnęs 17 taškų, Deividas Rasys įmetęs 15 taškų, atlikęs 6 rezultatyvius perdavimus, Andrius Motužius pelnęs 15 taškų, perėmęs 3 kamuolius ir Valentinas Gadliauskas komandai iškovojęs 10 taškų. Sportininkų pasveikinti atvyko Plungės rajono savivaldybės meras Audrius Klišonis. Tas rezultatas, kuris yra šviesmeldį ir vienose ir kitose varžybose, tikrai neatspindi tos įtampos, kuri buvo, kurią matėm. Iš tikrųjų, tos emocijos tryško, liejosi per kraštus ir kaip visuomet sporte būna laimi geriausiai. Tai galim pasveikinti
pirmą vietą užėmusi Šilutės komanda. Iš tikrųjų vyrai šaunuoliai. Sveikinimo žodį tarė Plungės sporto ir rekreacijos centro direktorius Alvydas Viršilas. Noriu padėkoti Šilutės komandai už gražų, rezultatyvų ir protingą žaidimą, puikias pamokas. Plungės komandai linkiu nenusiminti, turėsit rezervo kur kilti ir kągi, linkiu visiems sėkmės. Į simbolinį penketą pateko Karolis Mockus ir Andrus Motužis iš Plungės SRC komandos, Artūras Grigelis ir Laurynas Tonkus iš Šilutės SM bei Robertas Kelečius iš Kupiškio SM komandos. Trečiąją vietą iškovojo Kupiškio sporto mokykla. Antrąją vietą iškovojo Plungės sporto ir rekreacijos centro komanda. Tai Valentas Kazliauskas, Andrius Motužis, Algirdas Kniukšta, Vilius Lukošius, Liutauras Mažrimas, Deividas Rasys, Tadas Petrikas, Karolis Mockus, Dovydas Grauslys, Mindaugas Kraujelis, Arūnas Rusys, Vilius Lapis. Virgilijus Lapis. Moksleivių krepšinio lygos jaunių vaikinų krepšinio čempionato antrojo diviziono finalo ketverto. Pirmąją vietą iškovojo Šilutės sporto mokykla. Tai Tomas Ulevičius, Adomas Viskauskas, Edvinas Kurlinkus, Artūras Grigelis, Lukas Petrošius, Laurynas Tonkus, Kazimieras Blaževičius, Vidas Galinauskas. Komandos treneris Kęstutis Šernius. Treneriai rinko ir geriausius komandų žaidėjus. Jais išrinkti Tauras Ulevičius iš Šilutės SM komandos, Deividas Rasys iš Plungės SRC, Aivaras Kručas iš Kupiškio SM ir Algirdas Viktoras Kulikauskas iš Marijampolės ŽSM komandos.